Sveikinu žengus šį žingsnį. Ši akimirka yra ypatinga, nes tu gavai unikalų kūrinį, gimusi iš mano gilaus sąmoningumo ir mano, arktoriečio sielos misijos – padėti žmonėms. Tai nėra kažkas, ką galima rasti internete. Tai yra mano asmeninė transformacija, kuri susijungia su naujausiamis technologijomis ir numerologija, kurias skiriu tavo prabudimui. Į tai įdėjau tiek daug savęs, kad pajustum jo galę nuo pirmo sakinio. Vertė, kurią patirsi, yra neapčiuopiama, bet giliai jaučiama. Tai yra sugrįžimas į savo energetinį centrą. Tu sužinosi ne tik faktus apie save, bet ir gausi praktinį gidą, kaip harmonizuoti savo gyvenimą. Tai yra proga nustoti kovoti su srove ir pradėti tekėti kartu su ja, jaučiant visišką aiškumą ir vidinę laisvę. Naudok šį įrankį su pagarba ir meile. Siunčiu tau šviesos. Ar žinai, kokia yra investicija pati geriausia ir kuri labiausiai atsiperka? Tai yra investicija į save. Žmonės gyvenime patiria pačių įvairiausių iššūkių, pačių įvairiausių nemalonių dalykų ir jie susiduria vien todėl su šitais dalykais, kad jie savęs nepažįsta. Ir mes įpratę manyti, kad mes save labai gerai pažįstam, bet tai yra toli gražu ne taip. O pats geriausias dalykas save pažinti, tai yra numerologija. Ir aš numerologiją galėčiau prilyginti taip kaip automobilio patikrą servise. Tarkim, automobilyje užsidegė kokią nors lemputę, ir raudona, kaip taisyklė, ir mes nežinom, kas su juo vyksta. Tai ką mes darome? Mes važiuojame į servisą, tam, kad servise prijungtų kompiuterį ir nuskaitytų klaidas. Ir tada mes jau žinome, kas su juo yra netvarkoj ir ką reikia jame remontuoti. Su žmogaus gyvenimu yra analogiškai. Ir šitą diagnostiką mes galime pasidaryti per numerologiją. Kalbu todėl, kad aš pats puikiai žinau šitą dalyką, nes aš ilgą laiką savo gyvenime blaškiausi, turėjau pačių įvairiausių patirčių, kol vieną dieną stebuklingai tiesiog iš visatos gavau kontaktą numerologės, kuri parodė man kelią ir padarė mano analizę ir mano nuskaitę gyvenimo klaidas, kad aš pradėčiau gyventi kitaip. Kadangi visą tą dalyką esu patyręs savo kailiu ir puikiai žinau, kaip gyvenime būna momentų ypatingai labai sudėtingų. Aš sukūriau unikalų promptą, unikalų dalyką, kurio jūs niekur nerasite, tam, kad žmonėm padėti labiau save pažinti. Šiandien gyvename technologijų amžiuje ir jau niekam nebėra naujiena ir nuostabu ChatGPT, Gemini ar kažkokie kiti dirbtinio intelekto įrankiai. Ir problema gal būna tik tai tokia, kad daug žmonių nežino, kaip šitais įrankiais teisingai naudotis. Ir čia, šitoje vietoje, kaip prieš tai buvau minėjęs, aš turiu sukūręs labai unikalų promptą su aiškiomis taisyklėmis, kaip išgauti maksimalią naudą ir gauti maksimalų kiekį informacijos apie save. Jūs tik pažiūrėkite. Tiek informacijos jūs negausite nei pas vieną numerologą, nei pas vieną psichologą. Ir dabar aš parodysiu keletą elementarių, paprastų žingsnių, kaip pasinaudoti šito promptu ir gauti maksimalų informacijos kiekį apie save, kad geriau save suprasti, kad geriau save pažinti, kad gyventi kokybiškiau ir išvengti įvairiausių gyvenimo išbandymų. Ir ką noriu pasakyti, kad šičia žingsniai antiek yra paprasti, kad net 10 metų vaikas puikiai supras, ką reikia atlikti.